Iš pakartoto įstatymų knygos. Mozė kalbėjo tautai. Kunigui paėmus iš tavo rankos pintinę ir padėjus ją priešais viešpaties, tavo Dievo aukurą, tu kalbėsi viešpaties, savo Dievo akivaizdoje. Mano protėvis buvo klajoklis aramietis, kuris nuėjo į Egiptą su maža šeimyna. Gyveno ten kaip ateivis ir išaugo į didžią tautą, stiprią ir galingą. Egiptiečiai elgėsi su mumis žiauriai ir mus engė, užkraudami mus eiti sunkų lažą. Mes šaukėmės viešpaties, savo protėvių Dievo. Viešpats išgirdo mūsų balsą ir pažvelgė į mūsų kančias, vargus ir priespaudą. Viešpats išvedė mus iš Egipto galingų kumščių ir pakeltą ranką, su klaiką keliančią galybę ir ženklais ir nuostabiais darbais. Jis įvedė mus į šią vietą ir davė mums šį kraštą tekantį pienu ir medumi. Todėl aš dabar aukoju pirmenas dirvų, kurias tu, viešpatį, esi man davęs. Paliksi pintinę viešpatės savo Dievo akivaizdoje ir sukniupsi priešais viešpatį savo Dievą. Dievo žodis. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. Kas gyvena aukščiausiojo pastogiai, kas pasilieka visagalio pavėsį, sakys viešpačiui mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtovė, tavimi pasikliauju. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. Todėl tau neatsitiks nieko pikto, liga nepalies tavo palapinės, atsiųs jis tau savo angelus, kad saugotų tave visur, kur beeitum. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. Jis neš tave ant rankų, kad kojos į akmenį neužsigautų, sumindžiusi liūtą ir gyvatę, slibiną ir liūtuką sutrypsi. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. Kas myli mane, tą išvaduosiu, ginsiu jį, nes jis žino mano vardą. Kai šauksis manęs, aš išklausysiu, sielvartuos drauge su juo būsiu. Išgelbėsiu ir garbę suteiksiu. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai ir seserys, ką sako raštas? Arti tavęs žodis, jis tavo burnoje ir tavo širdyje. Tai reiškia mūsų skelbiamą tikėjimo žodį. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Raštas juk sako, kas tik jį tiki, neliks sugėdintas. Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų viešpats, turys turtų visiems, kurie jo šaukiasi. Kiekvienas, kuris šaukiasi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Dievo žodis. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Anuo metu Jėzus, kupinas šventosios dvasios, grįžo nuo Jordano ir dvasia jį vedžiojo po dykumą 40 dienų. Ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir joms pasibaigus buvo alkanas. Tuomet velnias jam tarė: jei tu Dievo sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duoną. Jėzus jam atsakė: parašyta, žmogus gyvas ne viena duona. Tada velnias pavedėjęs jį aukščiau vieną akimirką, parodė jam visas pasaulio karalystes ir tarė: duosiu tau visą jų valdžią ir didybę. Jos man atiduotos ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant manęs, jei parpuolęs ant žemės, pagarbinsi mane, visa bus tavo. Jėzus jam atsakė: parašyta, viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: jei tu Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta, jis palieps savo angelams sergėti tave ir dar jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atkirto: pasakyta, negundik viešpaties savo Dievo. Visokius gundimus baigęs velnias atsitraukė nuo jo iki laiko. Viešpaties žodis. Jėzau, tavo žodžiai te panaikina mūsų klaidas.
Taigi pradedam gavėnią su Evangelija, kurioje 40 dienų Jėzus vedžiojamas po dykumą, bandomas, gundomas ir panašiai. Turim atkreipti dėmesį į aplinkybės, kaip prasideda šios istorijos pasakojimas. Anuo metu Jėzus, kupinas šventosios dvasios, grįžo nuo Jordano. Kas įvyko prie Jordano? Jėzus buvo pakrikštytas, vėliau jis ateis į sinagogą ir skaitys Izaiją, kur pritaikys tuo žodžiu savo, kad viešpaties dvasia ant manęs, jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Prisistatys, galima sakyti, kaip pateptasis, kaip mesijas, pritaikydamas pranašo žodžiu savo. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Taigi Jėzus pasikeitęs, po krikšto Jėzus pasikeitęs. Jis pateptas, ant jo nužengė šventoji dvasia. Ir kodėl Jėzus dabar kupinas šventosios dvasios neina į Jeruzalę, kur visi religingi žmonės susirinkę, kur kunigai tarnauja Dievui šventykloje, bet eina į dykumą. Toks paslaptingas tas Jėzaus vedimas į dykumą, kokia dvasia, ar ta dvasia, kuria jis pateptas, veda jį į dykumą, ar piktoji dvasia jį veda į dykumą, kokia dvasia jį veda. Negaliu pasakyti, bet aš tikiu, kad jį veda Dievo dvasia. Kodėl jį Dievo dvasia veda į dykumą, o ne į Jeruzalę? Gal tam, kad duotų mums irgi tam tikrų pamokų. Jėzus pateptas, apdovanotas galia. Jam suteikta galia daryti tam tikrus darbus. Jis išvardina tos darbus, skaitydamas pranašo Izaijo pranašystę. Tai praktiškai jubiliejaus metų programa, kaip šiemet bažnyčia skelbia jubiliejaus programą. Daugelio tikinčiųjų mintis yra, kaip čia dabar į Romą nuvažiuoti ir tą jubiliejų apturėti kaip atlaidus. Per tas kažkokias duris įeit, tie, kurie pinigų neturit, gausit tenkintis telšiais, telšių katedra. Bet mes išgyvenam jubiliejų kiekvieną dieną Jėzuje Kristuje, jis yra jubiliejaus programa ir kai mes gyvenam pagal Dievo žodį, Evangeliją, vienybėje su Jėzumi, mes patys turėtume nešti jubiliejų kitiems. Būti tos jubiliejaus duris kitiems susitikimui su Dievo gailestingumu ir meile per mūsų asmeninį liudijimą, mūsų darbus, mūsų tikėjimo išpažinimą ir panašiai. Taigi, man tokia mintis visą laiką peršasi, kad Dievas savo dovanų be reikalo nedalina. Jeigu jis duoda dvasios dovanų, tai yra tam tikra galia, kuri žmogų įgalina, suteikia jam jėgų veikti ant gamtiniai plotmiai, veikti dvasiniam pasaulyje ir ne tik dvasiniam pasaulyje, nes fizinis pasaulis yra betarpiškai surištas su dvasiniu, dvasia reiškiasi per kūną, taigi ir kūno gyvenime, bet su dvasios galybė, ne savo prigimtinėmis jėgomis, bet su dvasios galybė, kaip pateptasis kiekvienas Jėzaus mokinys, priėmęs Kristų, priėmęs jo dvasią, tampa tam tikrą prasme mesiju vienybėje su Kristumi, tampa Kristumi, antruoju Kristumi, taip sakytume, bet iš tikrųjų mums svarbu įsisąmoninti, kad ne mes savo gale kažką veikiam, bet Kristus per mus veikia. Taip kaip Kristus, Jėzus, akcentavo tėvo veikimą per jį.
Ir galbūt tie gundimai padės mums geriau tą principą suprasti, kas čia vyksta. Iš tikrųjų, man šiandien yra sudėtingas tas tekstas. Aš prieš 10 metų labai drąsiai pamokslaudavau šitą temą, bet kuo toliau, tuo, kaip sakant, atsiranda naujų įžvalgų ir supranti, kad nelabai ką supranti ir todėl belieka provokuoti, kad jūs visi kritiškai mąstytumėte, mes kartu bandytume suprasti, ko Viešpats iš mūsų nori, pasakodamas mums šitą Jėzaus gundymo istoriją. Taigi, mintis ta, kad kareiviui, kuris apginkluotas ginklais, reikia praktikos, kad jis išmoktų tuos ginklus naudoti, ne? Tai va, Jėzus eina į priešo zoną. Mums norėtųsi saugaus, patogaus gyvenimo, ramaus, be iššūkių, be provokacijų. Dykuma daugelio mąstytojų mintise yra priešo zona, kur visokie pavojai, kur plėšrūs žvėris, kur gyvatės, skorpionai, kur plėšikai. Ten visą laiką gresia pavojus gyvybei, ten atšiauri gamta, ten be vandens sunku parą išgyventi, jau prasidės, kaip sakant, mistika po paros, jeigu neatsigersi. Tai kai žmonės eina į dykumą, apsirūpina vandeniu, nors ten toj gundymo dykumoje, kurią dabar piligrimai lankom, yra toks upelis, per visą slėnį teka. Tai Jėzaus laikais, manau, drąsiai galima buvo iš jo gerti, o ypač kai palyja, ne kartą esu buvęs Izraelyje ir radęs ten vandens ir dabar tikiuosi kovo mėnesį ten praeis liūtis, šiek tiek to atsigaus tie upeliai. Taigi Jėzus eina į priešo zoną, kur turės nepatogumų. Išeina iš patogumų zonos, kaip mes šiandien sakom. Ir ten 40 dienų pasnikauja. Nevalgo mėsos, kavos tik atsigeria, gal duonos užkanda. Ne, nesutinkat. O kaip jis ten pasnikauja? Nieko nevalgė. Vandens tik juos atsigėrė, bet nieko nevalgė. Ar įmanoma 40 dienų nieko nevalgyti? Yra žmonių, kurie šiais laikais tą praktikuoja dėl sveikatos, dėl įvairių išskaičiavimų. Yra visokių badavimo mokyklų. Prisimenu ir Orvidą Vilių, Gabrielių brolį. Yra ne kartą tikriausiai 40 dienų ant vandens gyvenęs. Aš kokias 3 paras esu tik ant vandens pabuvęs, tai jau 3 naktį sapnavau, kaip mama verda kompotą, gamina pietus. Taigi, 40 dienų, tas skaičius 4 Biblijoje gan dažnai kartojasi. 40 metų, 40 dienų, 4 evangelistai. Mes turim galbūt iš to ir karantino patirtį. Italijoje, kai į Veneciją atplaukdavo laivai iš Kinijos, turėdavo 40 dienų išstovėti uoste, jūroje, negalėdavo išlipti uoste, kol neįsitikins, kad niekas neserga tam laive. Iš to kilo ir žodis karantinas, nuo itališko žodžio kvaranta, 40 dienų. Taigi, tam tikras bandymo laikotarpis. Bandymo ir, aišku, tam tikros patirties laikotarpis. Mums atrodo, čia buvo tik 3 gundymai, bet pabaigoje yra žodžiai, velnias atsitraukė visokius gundymus baigęs.
buvo visai gundomas. Na, įvardyjami 3 gundimai, kurie bažnyčiai pasirodė svarbus. Ir istorijoje jie nuolat apmąstomi, ir ypač per gavėnią kunigai pamokslauja. Ir aš daugiau skirdavau akcentą tokiai dvasiniai kovai ir kaip Jėzus naudoja toje dvasinėje kovoje dvasinius ginklus, Dievo žodį, kaip dvasios kalaviją, kurį pasirodo ir velnias puikiai valdo ir smūgiuoja Jėzų, vėlgi gundo Dievo žodžiu. Ir iš kitos pusės pasižiūrėjus yra tokių žodelių, ten velnias jį pavėdėjo aukščiau ir kažką pakėlė galbūt karjeroj, tarnyboj, kažkam pakėlė algą, kažkam davė pareigų. Ir mes tuoj pat sakom, o Dievas mane čia pakėlė, pavėdėjo. O paskui pasirodo, kad ten pavėdėjus, davus valdžią, net laikom valdžios išbandymų ir susimaunam. Žiūrėk, išrenkam į Seimą, atrodo dorą žmogų, o jis kažkur suvedžiotas, kažkokią klaidą padaro ir skamba skandalai, o mes taip juo tikėjom ir panašiai. Ar visada mus Dievas veda, ar mes atpažįstam, kas mus kur pavedė. Ir čia pavedėtas Jėzus buvo ir ant šventyklos stogo, vadinasi pakeltas virš šventyklos, yra politinės valdžios gundimas Jėzui, pakeltas virš karalysčių, parodo turtus žemės, karalystės, visą tau valdžią atiduosiu galę. Paskui gundomas šventykloje, virš šventyklos pakeltas, religiniai plotmėj, Dievo žodžių plotmėj gundomas. Taigi pabandykim biškutį panagrinėti tuos gundimus, šiandien galbūt šiek tiek kitaip, nors aišku, yra čia ir dvasinė kova. Bet atėjus į priešo zoną, dar priminsiu Jėzaus vieną palyginimą, kad piktoji dvasia klajojo be vandenėse žemėse. Ne? Dykuma be vandenė tokia žemė ir iš ten sugrįžta į namus, kuriuos randa sutvarkytus. Taigi dykuma yra gundimo vieta ir iš kitos pusės apnuoginimo vieta. Prisimenam, kaip Dievas sako, išvesiu Izraelio tautą į dykumą, ten nepasieks jos meilužiai, tarsi bus apnuoginta, parodysiu jos gėdą, jos silpnumą, jos ribotumą ir iš naujo ten jai pasipiršiu. Taigi su ta dykuma 40 metų po dykumą klajoja žydai, vieną kartą turėjo išmirti. Ten jie irgi patyrė visokių išbandymų ir gundimų, ir murmėjo, ir maištavo, ir visko ten buvo. Taigi Jėzus tarsi atkartoja žydų tautos kelionę tokią simboliškai taip. Ir vėlgi toje dykumoje patiria išbandymus. Yra gundomas. Ir apie ką pirmasis gundimas? Kažin, kaip velnias sureagavo pamatęs Jėzų dykumoje. Ar jis jį sekė nuo gimimo, sekė įvykius, kurie lydėjo, juk jis visą laiką budi, kada ateis tas Dievo sūnus, tas Mesijas, kuris turi jam galą padaryti. Ir kaip jį sunaikinti, kaip užbėgti, ko gero sekė. Ir tykojo jo gyvybės. Prisimenam per Erodą, galima sakyti, ta dvasia žudo kūdikius, medžiodama, bandydama sunaikinti Kristų, pateptą į Dievo karalių. Ir čia dabar
galbūt jį dalyvavo ir prie Jordano krikšte, stebėjo, kas vyksta, sekė Jėzų, šnipai, agentai pragaro. Ir dabar nustemba, kad Jėzus ateina į dykumą. Pradžioj galbūt atokiai laikosi, bet kai Jėzus, taip žmogiškai kalbant mūsų žargonu, nusikala, o po 40 dienų, parų gyvenimo dykumoj, nieko nevalgant, turėjo prekinė išvaizda jo būti nekokia, žmogiškai tariant. Pavargęs, nusilpęs, susivėlęs, nelabai kaip atrodyti turėjo. Ne? Pabandykit išbūti savaitę dykumoj, vaizdelis bus nelabai koks. O čia 40 dienų. Taigi, jį stebėjo, čia tikrai jis, a ne jis. Aš manau, kad piktoji dvasia pažįsta Jėzų kaip Dievo sūnų. Ir yra sena persų legenda tokia, dar iki krikščionybės, kad danguje įvyko kova, kovojo angelai, ten Liuciferis, kurie atsisakė tarnauti Dievo sūnui, kuris priima žmogaus prigimtį. Ta legenda pasakoja, kad Dievas pasidalino su angelais ar angelais, kad ruošiasi laikui atėjus, kad jo sūnus priims žmogaus prigimtį ir angelai turės tarnauti žmogui. Pagaliau mes matom ne tik Jėzui tarnaujančius angelus, žmonėms tarnauja angelai visą Izraelio istoriją. Archangelas Mykolas yra Izraelio tautos gynėjas, globėjas, kovojantis kovas už Izraelį. Taigi ta legenda pasakoja, kad angelai sukilo ir Luciferis, kuris buvo gražiausias iš visų, pareiškė, kad Dieve, aš myliu tave ir jokių kitų, nieko kito daugiau nemylėsiu ir niekam kitam netarnausiu, tik tau vieninteliam. Dievas sako, tarnausi, aš noriu, kad tu tarnautum, netarnausiu, tai eik šalin nuo manęs. Ir tada pavarytas, bet tas angelas supykė, sukelia maištą ir to maišto metu dalis angelų pasiduoda Liuciferio provokacijai, pasirašo netarnausim žmonėms ir Dievo yra atskiriami ir vyksta kova, kaip Apreiškimo knygoje rašoma, ir kupinas įniršio, šėtonas nublokštas į žemę, bet dar yra toks momentas, kai apaštalas Paulius kalba, nežinau pagal kokią čia mokyklą tradiciją, kad danguose yra hierarchijos dvasinės ir blogio dvasios, tam kunigaikštystės, tamsybių galybės viešpatauja ore. Mes įsivaizduojam pragare kažkur žemėje, o čia pas žydus yra ore, danguose. Ir tarsi tos tamsybės atskiria mus, tie dangus, kaip sfera kažkokia, atskiria mus nuo tėvo, kuris yra danguje, Dievo karalystė danguje. Ir ikonose tai vaizduojama tokios sferos, ten pereinančios spalvos. Rankikė tokia tėvo vaizduoja, kuris siunčia dvasią ir tarsi tie dangus prasiskiria. Per Jėzaus krikštą mes turim žodelį tokį, atsivėrė dangus. Ne dangus, bet dangus. Tie sluoksniai, tarsi tos tamsybės, kurios skyrė, atsivėrė, šventoji dvasia nužengė į žemę ant Kristaus, kuris priėmė žmogišką prigimtį ir paslėpė viską, visakas dievišką savyje.
noriu atkreipdėmėsi, kad Jėzus įsikūnijęs ištikimas žmogiškumui ir nedemonstruoja savo dievystės. Ir draudžia dvasioms kalbėti apie jį kaip apie Dievą. Dabar Jėzus ateina kaip silpnas ribotas žmogus, ko gero velnias stebėsi, kas čia vyksta kaip čika, ir dabar proga jam revanšą paimti. Galbūt pavyks sudirbti Kristų. Dar viena tokia mintis, o kur buvo Kristus, Jėzus, Dievo sūnus, kaip Dievo sūnus, dar nepriėmė žmogaus prigimties, bet sako jis, aš esu dar prieš pasaulio sutvėrimą, dar Abraomo nebuvo, aš esu. Taigi, o kur jis buvo toje dvasių kovoje? Ar dar jis tada nebuvo karalius? Jeigu ten nėra laiko savokos, kaip pas mus, yra kažkaip kitaip nuolat, tiesiog dabar. Daug slėpinių, bet tada buvo Dievo sūnaus triumfas ir jo valdžia apreikšta, absoliuti valdžia, jis virš visų kūrinių, per jį, jame ir jam visą sutverta. Tai velnės pažemintas, Dievo sūnus tame sukilime išaukštintas, tėvo apdovanotas. Tokia yra kai kurių krikščionių galvose versija. Ir dabar velnės mato tą Dievo sūnų žmogaus pavidale, suvargusi, silpną. Ir dabar proga yra jį išprovokuoti. Ir kame yra tas jo gundimas? Ką jis sako, kas jo žodžiuose? Tuomet velnės jam tarė, jei tu Dievo sūnus. Ką reiškia šitie žodžiai, jei tu Dievo sūnus? Ar velnės nori įsitikinti, kad jis Dievo sūnus? Šitą eksperimentą atlikdamas, gundydamas jį tokiam stebuklui, kurį tik Dievas gali padaryti? Ar dar kažkas daugiau yra? O jeigu mes pabandytume Ievos ir Adomo nuodėmę patyrinėti, ką ten sakė? Ar Dievas uždraudė valgyti jums vaisius nuo visų medžių? Ne, tik nuo pažinimo medžio. Sakė, nevalgyti, kad nenumirtume. Ne, nemirsite, bet būsite kaip Dievas, nes pažinsite gerą ir blogą. Ir mes esam atradę, kad Ieva prisipažino paskui, kad kai Dievas paklausė, kodėl tai padarei, žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Taigi ją apgavo. Jeigu ją apgavo, vadinasi, patikėjo, vadinasi, ji nebetikėjo Dievo žodžiu. Taigi, ji ir Adomas buvo abudu atskirti per netikėjimą Dievo žodžiu. Suabejoja Dievo žodžiu, suabejoja Dievo meilę. Ir dabar šitoj situacijoje, kai Jėzus save taip apribojęs, atėjęs pas žmonės su misija sugrąžinti žmoniją Dievui, atpirkti žmoniją, prisiėmęs žmogaus prigimtį, viskuo tapęs panašus, išskyrus nuodėmę, jis yra gundomas atsitraukti nuo savo misijos, gundomas suabejoti tėvo meilę, gundomas, kad būtų atskirtas nuo tėvo. Ar žiūrit kur nors? Ir galėjo būti gan įžūlus šitas kreipinys. Kaip tu atrodai?
kas iš tavęs liko? Ar tu Dievo sūnus? Ar Dievas yra tavo tėvas? Ką tu čia veiki? Kur tas tavo tėvas? Kaip jis leido tau taip nusilpti, taip išalkti? Jeigu tu Dievo sūnus, padaryk stebuklą. Ką tau reiškia? Ko tu čia kankiniesi? Juk tau nieko nereiškia akmenį paversti duoną. Nutraukti tą bado skausmą, vargą. Supaprastinti reikalą. Kas būtų atsitikę, jeigu Jėzus būtų paklusęs velniui? Jis jau būtų buvęs nebeklusnus tėvui. Jeigu tėvas sako, noriu, kad pasnikautum 40 dienų, velnias sako, jau 38 dienos, kiek tu čia vargsi, palengvink savo. Jeigu tu Dievo sūnus, tyčiojas velnias iš jo, gundo jį. Mes esame irgi kartais gundomi, palengvinti, ne? Nebūtinai taip jau čia viskas sureikšminti, taip nėra čia taip viskas svarbu. Bet Jėzus kokį pavyzdį mums duoda visų savo gyvenimu? Paklusnumo tėvui, tėvo žodžiui. Ir kviečia mus sekti jo paklusnumu tėvo žodžiui. Žaltys sako, valgyk, būsi kaip Dievas, nemirsi, patikėk manim. Ir Ieva pakluso, patikėjusi velniui. Jėzus nepaklūsta. Kas būtų, jeigu jis būtų panaudojęs tą savo dievišką galią ir apsireiškęs kaip Dievo sūnus? Ar jis bebūtų galėjęs dalyvauti žmonijos atpirkime? Gal ir kvaili tie klausimai, kas būtų, jeigu būtų. Ne? Yra taip, kaip yra, ką mums istorija pasakoja ir ką mes turim išmokti šitoje istorijoje. Iš kitos pusės, galbūt velnias provokuoja diskusiją, ginčą, kad Jėzus pasireikštų kaip žmogus, Dievo žmogus, bet arba kaip Dievo sūnus, kuris veikia savarankiškai. Pats iš savęs. Jėzus atsikerta Dievo žodžiu. Jis įsikibęs į Dievo žodį. Parašyta, žmogus gyvas, ne vien duona. Parašyta. Dar ten parašyta, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų, tą Matas primena. Čia Lukas tą jau nebeprimena, sutrumpina. Tai va, tai yra čia tokių reikaliukų biškelį. Jeigu būtų pavykę Jėzų išprovokuoti, vėlgi sakau, jeigu, kas būtų buvę? Jėzus būtų nebeklusnus tėvui, būtų susimovęs ir išdavęs savo pašaukimą, savo užduotį, kurią tėvas jam uždavė. Jis išlieka ištikimas tėvui ir pasitikėjime tėvu, kad tėvas juo pasirūpins.
Prisimename panašią situaciją, kai Jėzus merdėjo ant kryžiaus ir išgyveno apleidimą ir iš skausmo šaukė: Tėve, kodėl mane apleidai? Visas Jėzaus gyvenimas yra sufokusuotas į tėvą. Jis atėjo, kad mums perduot, ką buvo iš tėvo girdėjęs, jis atėjo įvykdyti tėvo valią, nieko nuo savęs. Tėvas veikia per jį. Jis visiškai ištikimas šitam principui, kad tėvas veikia per jį. Jis vykdo tėvo valią, tėvo užduotį, tėvo žodį. Jam brangus tėvo žodis. Jis demonstruoja ištikimybę Dievo žodžiui. Seniau sakydavau, jis atsimujuoja kaip kalaviju Dievo žodžiu. Ir tas tiesa. Bet neduoda velnias, atrodo, jam atsikvėpti. Atakos. Toliau tada velnias pavedėjęs jį aukščiau, vieną akimirką parodė jam visas pasaulio karalystės ir tarė: duosiu tau visą jų valdžią ir didybę, jos man atiduotos ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo. Neįkibo, neišprovokavo Jėzaus kaip Dievo sūnaus, provokuoja jį kaip žmogų, ar kaip vis tiek kaip Dievo sūnų. Kas šitoj provokacijai? Kaip mes žmogiškai suprantam šitą provokaciją? Na, visi mes norime būti svarbus, visi mes norim galios, jėgos, valdžios, daugiau ar mažiau, savo aplinkoj. Galbūt kažkas jau nebenori, supratęs kokia atsakomybė už tai. Bet dažnai šeimoje konkuruojama, ne, kas čia vadovauja, kas čia paskutinį žodį turi, kas čia išmintingiausias ir gudriausias, kas čia galingiausias, kieno turi visi klausyti. Šunelis ir tas bando ribas manipuliuodamas, kaip sakant, šeimoje, ir jeigu nepakelsi jo už kupros paėmęs nužemės, tol jis tavo autoriteto nepripažins tave. Ne tu jį vedžiosi, o jis tave vedžios, ne kur jis nori. Tai mūsų, ko gero, kaip kūrinių prigimtyje tas yra. Ir galbūt velnias pats, trokšdamas būti Dievu, trokšta tos galios, tos valdžios, tos kontrolės, imituodamas Dievo visą galybę, pamėgdžiodamas, kompensuodamas tai, ką prarado. Visokių čia minčių galim prisigalvoti. Jėzus gundomas valdžia, galia, turtu. Dažnai žmonės šito neatlaiko, ypač galbūt per laiką, per mažus kompromisus pasiduoda. Aš prisimenu, kaip menknikis toks atrodo žmogiškas, bet, kažkada buvau Kretingos klebonu, kažkada ten buvau žinomas Kretingoj, parapiečiai ten ateidavo, kaip sakant, prašydavo visokių palaiminimų, leidimų, daug atrodo priklausė, stengiausi būti broliu visiems, bet nejučia įlenda tokia arogancijos gyvatė. Ir prisimenu, jau nebebuvau klebonu, jau praėjo daug metų. Kažkada su svečiais nueinu į muziejų, kur tiesiog pavalgyti norėjom žiemos sode. O čia nauja tvarka, čia turi, kaip sakant, užsimokėti bilietą nusipirkti, kad ekspoziciją apžiūrėti, galėsi pavalgyti. Mane ten visi nuo vaikystės pažinojo, nes mama dirbo muziejui ir aš vasarą dirbau muziejui, moksleiviui būdams kolektyvą gerai pažinojo, visi mane visada ir
klebonų būnant, pranciškonų būnant praleisdavau. O tą kartą buvo naujas žmogus iš Klaipėdos pasamdytas tuo prižiūrėtojų sargu. Jis mane sustabdo, sako, pirkit bilietus, o aš nei pinigų net nepasiėmiau kažkaip, kaip ten buvo. Ir aš taip nustebęs, kad iš manęs tokio dalyko reikalauja, kaip aš, tu manęs nepažįsti, ne, tavęs nepažįstu, kodėl aš turėčiau tave pažinti. Ir tada man taip per galvą, aš supykau ant to žmogaus, kad jis atlieka savo pareigą, kas aš toks, kad čia mane turėtų praleisti kokios čia privilegijos. Smulkus dalykėlis, buitinis visai, ne? Bet iš tokių susideda mūsų gyvenimai ir žmonės įsivaizduoja esą kažkuo, turintis pinigų, turintis valdžią, turintis darbininkų, turintis galę. Ir dažnai lengvai gauta galia, valdžia yra didelis polinkis ją piknaudžiauti ir primesti savo supratimus, savo valią, kaip mes žmonijos istorijoje matom. Ir dabar matom, kas vyksta pasaulyje, kaip pasaulio galingieji tautų vadovai manipuliuoja žodžiu, manipuliuoja melu, manipuliuoja visokiais dalykais, savo užgaidas tenkindami, savo ambicijas tenkindami. Ir nuo to kenčia žmonija. Taigi ir Jėzus gundomas tą galę, nes jeigu tu Izraelyje neturi turto, jeigu tu Izraelyje neturi nuosavybės, tu neturi žodžio. Tu esi niekas. Kad tu šiuo tuo būtum, turėtum žodį, galėtum balsuoti, pavyzdžiui, kažką spręsti miesto lygyje, tu turi turėti nuosavybės. Jeigu tu neturi nuosavybės, su tavim nesikalbam. Taigi Jėzus gundomas vėlgi nusilenkti, pagarbinti, vėlgi ne į tėvą sudėti viltis. Nors juk jam visa iš tikrųjų priklauso, per jį, jame ir jam visa sutverta, o velnias yra vagis, kuris pavogdamas žmogų, atskirdamas jį nuo Dievo, tarsi užgrobė visą tą, ką Dievas buvo žmogui patikėjęs, kas priklauso Kristui, Kristaus nuosavybė. Ir dabar aš tau duosiu, jeigu parpuolęs pagarbinsi mane. Ir Jėzus vėl sako, parašyta, vėlgi Jėzus ne savo žodžiais, bet Dievo žodžiu nesivelia į provokaciją, nesiginčia, nesiaiškina teisių, kad čia man viskas priklauso ir tau čia nieko nepriklauso. Viskas yra Dievo nuosavybė ir nieko čia tau nėra duota. Tu melagis, nesivelia. Bet velnias sako, pagarbink mane. O Jėzus sako, parašyta, viešpatie savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Taigi, kur mes esame gundomi kompromisuose kažką pagarbinti, kas nėra Dievas, kažkam atiduoti duoklę, kad gautume turto, kad gautume valdžios. Bažnyčia dažnai tuo buvo ir bus gundoma, ir yra gundoma visokiais fondais, visokiom paramom, labdarom. Yra gundoma visų valstybių, valdžių, politinių jėgų, kad palenkti bažnyčią savo interesams, savo propagandai, kad į bažnyčios lūpas įdėti savo, kaip dabar sakoma, naratyvus ir panašiai, kad pateisintų galiūnus, didžiūnus, vadovus, kad nekalbėtų apie kai kurias nuodėmes, nutylėtų, nedamaskuotų, negintų teisybės, teisingumo ir panašiai. Kai bažnyčia pasidaro skolinga, ji nutyla. Ji sako komplimentus žmonėms, dėkoja žmonėms, o ne Dievui. Užmiršta dėkoti Dievui.
ir vargas bažnyčiai. Tai tampa stabmeldystė. Kai mes kažką sudedam viltis, o ne į Dievą. Taigi vėlgi Jėzus išlieka ištikimas tėvui, išlieka nuolankus kaip žmogus. Jis nesiekia valdžios, jėgos, svarbumo, reikalingumo, ko mes labai norim būti reikalingi, svarbus, pastebėti, suprasti. Galima sakyti, Jėzus sako, aš esu niekas. Viešpats yra viskas. Kaip žmogus aš esu niekas. Ir tuoj pat vėl jis perkeliamas į kitą vietą. Kaip ta dvasia gali perkelti. Nuvedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė, jei tu Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta. Jis lieps savo angelams sergi tave. O kur parašyta? Jūs girdėjot, kur parašyta? Ką tik girdėjom psalmę giedant 90 psalmę. Todėl tau neatsitiks nieko pikto, liga nepalies tavo palapinės, atsiųs jis tau savo angelus, kad saugotų tave visur, kur beitum, jie neš tave ant rankų, kad kojos į akmenį neužsigautum. Sumindžiosi liūtą ir gyvatę, slibiną ir liūtuką sutrypsi. Taigi, ką čia mes turim šitoj vietoj? Tarsi pakeičia taktiką piktoji dvasia. Šaunuolis, tu viską gerai padarėjai, tu atlaikėjai išbandymus, tu pasitiki Dievo žodžiu, tu toks tikintis, tu taip tiki Dievo žodžiu. Žiūrėk, dabar tu stovi ant šventyklos, juk parašyta, lieps angelams saugo tavo kojas, nieko tau neatsitiks. Gali, kaip sakant, laisvai šokti nuo stogo. Šok nuo stogo, juk parašyta. Vat bandoma Dievo žodžiu. Galėjo Jėzus įsivelti žmogiškai į diskusiją, bet nėra parašyta šokti nuo stogo. Ane? Nėra parašyta šokti nuo stogo. Jeigu būtų Dievas sakęs, šoksi nuo stogo ir angelai tave neš, kaip sakant. Nėra parašyta šokti nuo stogo. Ir vėl velnio užduotis, manipuliuojant tavo tikėjimu, tuo, kas tau švenčiausia, manipuliuojant Dievo žodžiu, parašyta. Tai kur tavo tikėjimas? Fanatikas būtų nušokęs. Fanatikas, kuris jau nebe į Dievą deda viltį, bet į savo tikėjimą Dievo žodžiu. Buvo toks momentas tikėjimo žodyje, buvo toks kraštutinumas, riba pasiekta. Tu tikėjimu viską gali. Tu tikėjimu viską gali pats. Išlaisvink pranašystę, tavo žodis viską gali. Ne Dievas per tave, bet tu tikėdamas viską gali. Jaučiat niuansą? Kas esat tokį gundimą patyrę? Aš esu veikti pats vienas, jau aš toks suprantantis, jau taip tikiu, turėtų suveikti. Geras pasiūlymas. Išbandysim. Kai aš noriu pats dabar situaciją pakeisti, dabar prikelti tą paralyžiuotą, dabar turi būti išgydytas, juk yra pažadas. Ir aš neieškau Dievo valios.
o ko tam žmogui reikia dabar šituo momentu, kaip jam padėti, galbūt jam reikia atgailos, gal jam reikia paliudyti tikėjimą, gal jam reikia tiesiog žmogiškos atjautos, paliudyti Dievo meilę per paprastą išbuvimą, slaugant jį ir panašiai. Gal Dievas nori per jį mane išmokinti, tarnauti, atjausti, kenčianti panašiai. Ne. Man nemalonu būti su sergančiu, aš noriu, kad jis būtų sveikas, jis man nepatogus sergantis, tuoj pat turi būti išgydytas. Ne? Aš neieškau Dievo valios, aš pasitikiu savimi, jau nekartą tai įvyko, suveikė ir aš dabar noriu, aš noriu. Ar Dievas nori? Kas man siūlo tą variantą, kaip sakant, tokį religinį, tokį kilnų, tokį šventą, evangelinį, visapusiškai? Kiek tikinčių yra ant to, kaip sakant, suklupę. Besididžiuodami savo tikėjimu, savo religingumu, savo teisumu, sudėję viltis į save, į savo tikėjimą, bet ne į Dievą. Taigi Jėzus išlieka ištikimas tėvui. Tėvas pasakys, šauksiu. Jokiais savo vidiniais balsais, kaip sakant, netikėsiu, nesivadovausiu. Klausyk savo širdies, daryk, kaip tavo širdis tau sako. Kaubojus joja per prerijas, užpuola indėnai, indėnų vadas priartėjo, vidinis balsas sako, dabar, tas kaubojus galvoja, dabar man viskas, bet vidinis balsas sako, ne, dar ne viskas. Vidinis balsas sako, dabar tu spjauk ant jo. Tas nusispjovė ant to indėno ir vidinis balsas sako, o dabar jau viskas. Tai va, su tais vidiniais balsais, su širdies balsais, kas suformavo mūsų širdis, ar Dievo žodis, ar jis gyvas mūsų širdise, ar mes Dievo žodžiu vadovaujamės tikėjimu, ar savo jausmais, balsais, garsais. Ir viską taip be kontrolės, be kritinio mąstymo priskiriam, Dievas man pasakė. Davė man žodį, šok nuo stogo, aš tave pagausiu. Pavojingas reikalas, žiaurus išbandymas tikintiems žmonėms. Taigi, ką Jėzus atsakė? Pasakyta, negundyk viešpaties savo Dievą. Pasakyta, negundyk viešpaties savo Dievą. Ir atrodo, velnias pakluso, nebegundė, pasitraukė. Visokius gundymus baigęs. Taigi, ko mes išmokom šiandien per šitą Evangeliją, aš nebepaliečiau skaitinių kitų, nors ir pirmasis skaitinys su pirmuoju gundymu, ko gero labai surištas, bet nebenagrinėsiu, užteks jūs kankinti. Melskimės, kad Dievas padėtų mums atpažinti, kaip esame mes patys gundomi, kad Jėzaus pavyzdžių, sekdami mokytojų, mokydamiesi iš Jėzaus, pasipriešintume gundymams ir išliktume ištikimi tėvui, išlikdami ištikimi tėvo žodžiui, išlikdami Kristui, kuris veikia per mus, išlikdami ištikimi Kristaus veikimui mumyse
kad ne savo jėgomis veiktume, ne savo jėgomis kovotume dvasinės kovas, darytume žygdarbius, bet sekdami Jėzumi, leisdami Jėzui veikti per mus. Amen.